Suėmė ieškoviausią mafijos bosą, jis net 30 mečius slapstėsi. Tai ką, matau transliaciją darai jau iš Cypės. Per žinias girdėjau, kad tau pravardę davė Grybas ir žmonių brigadą sutelkė ieško tavęs miške. Grybą, kurio žmonės ieško miškuose, tačiau ne ant žemės, o pakėlė galvas. Viešpatie Dieve. Nu aš irgi taip sakau, nesąmonė kažkokia, autoritetą Grybų vadint. Klausyk, ko tu iš vis pasidavai tiem mentam? Nafik tu atsisėdai tą kaliuzę, a? Aš norėsiu, sėdėsiu, aš nusipelnęs. Ką tu? Kas ten pas tave dar fonė bazarina? Čia žinutė gaidžiam. Girdėjau, pas tave ten yra problemų? Su kalėjimo prižiūrėtojais? Aš sakau, žinokit, nepaliksit ramybėje, aš pasisamdysiu daugiau žmonių ir sakau, pradėsim gaudyti mes patys, tai bus liūdna, žinokit. Tai ką, kaliniam cigarų duosi, kad sutvarkytų šitą reikalą? Aš sakau, ateis savaitgalis, va šis savaitgalis ir sutvarkysim viską, nahui. Galėsit važiuoti, pareiškimus rašyti ir gaus malkų, ir viskas. Nes dar pisė, žinok, jau dar pisė naktim lyst. Na, aš sakau, žinok. Kai atėjai į kamerą, na į chatą, be problemų, lovą gavai, ką jam sakei? Aš nusipelnęs to pagulėti ir pasilisėti. Aš niekam nesu priklausomas kažkam aiškit, kad aš turiu... Aš taip daug ariu kartais, tai va, tik tiek galiu pasakyti. Jasna. Tai kaip laikais po pirmos nakties? Vidurius, kurą paleidžiu. Pizdės, eiktų nahu hujovo, net jausčias, žinai, šiandien. Nu gal, žinai, po to streso, žinai, naktį, žinai, va taip. Na. Tai tu džiaukis, kad tave pasodino ir su kakaliniu nebuvai susidėjęs, nes valgytum dabar savo sriubą. O šiaip gal problemų ten turi kokių? Jokių problemų nėra, tau turi mažiausiai rūpėti turėtų. Karoče, slušai сюда, yra planas, kaip tau ištrūkt. Nu. Dabar klausai atidžiai. Sklinda gandai, kad tuoj bus įvestas nekilnojamas kameros mokestis. Nebandai jo mokėt. Ateis antstolis ir atims iš tavęs kamerą. Supratai? Va čia tai gerą mintį pakišai. Всё, dabar sėdi ramiai, nesimuistai ir lauki, užsiemi ko nors. Vienas. Karvės pienas, koks dar vienas? Klausyk, nustok čiupinėt svetimus mikrofonus kalėjime. Tu ką, tugi ne šansonas, Vladimirskį central dainuot nemoki. Ir apskritai, ruoškis, į Lietuvą gabenama stručių kiaušinių partija. Taip, kad tu turi būt pasiruošęs. Aš invalidas, tapsiu man išnirs pečiai. Nieko nežinau, nebūk bobas, susiimk savo kiaušus į savo rankas.